Labą dieną, gerbiami draugai, kolegos. Šiandien noriu pakalbėti tokią temą, kuri tikrai galbūt daugeliui bus nelabai įdomi. Jinai šiek tiek bus turbūt ir ilgesnė ir bus tik tai lietuvių kalba, nes rusų kalba iš tikrųjų nedarysiu šitos laidos, nes ta laida pas mus šiandien apie socialinę partnerystę. Nes, migrantam vis tiek sudėtingai kažkur tai suburtis į profsąjungą. Jie kažkur tai, jeigu dirba, tai jie jau vis tiek ieškos pagalbos, kur veikiančios profsąjungos arba, kaip pavyzdžiui, mano vadovaujama teritorinė profsąjunga, kuri turi teisę apginti juos. Tai va, tai šiandien kalbėsime apie šitą temą. Galbūt jinai tikrai, dar pasikartosiu, kad ne visiems įdomi, bet jinai iš tikrųjų labai svarbi. Dėl ko jinai labai svarbi, tai visgi vis tiek mūsų Lietuvos Respublikos darbo kodeksas turi apimties apie 240 straipsnių. Tai iš tų visų straipsnių penktadalis, net daugiau negu penktadalis, apie 50 straipsnių, sudaro tą būtent socialinę partnerystę. Tai čia nuo 165 straipsnių iki 212 straipsnių. Tai tikrai didžiulė apimtis ir mes negalim išbraukti iš kodekso šitą visą penktadalį ir apie ją nekalbėti. Taigi mes kalbėti apie tai privalom. Ir pasakysiu, kodėl čia yra labai svarbu. Kokiagi iš tikrųjų Lietuvoje yra socialinė partnerystė? Tai socialinė partnerystė turi keletą formų, aišku, tai ten, aš nesakysiu jų visus, ten ir konsultavimas, ir ten kolektyvinės dėrybos, bet pagrindiniai dalykai tai čia trišalė taryba, dvišalė taryba, aišku, tai čia kur įmonės jau lygmenių, tai kur ten kolektyvinės dėrybos ir taip toliau, tai bet pagrindinis dalykas tai yra trišalė taryba, kuri susideda iš profesinių sąjungų atstovų, ten jau iš visų centrų, aišku, jeigu kalbant apie darbo kodekso pakeitimus, apie MMA didinimą, taip pat apie nacionalinį kolektyvinę sutartį. Tai va, šitie centrai profsąjungų atstovauja, aišku, atstovauja darbdaviai. Ir trečia šalis tai yra vyriausybė, Lietuvos Respublikos vyriausybė. Tai va šitie visi partneriai ir derėsi dėl nacionalinės kolektyvinės sutarties kasmet. Išeina nauja redakcija, ten aišku kažkokie tai gerinimai nuolat, galbūt buvo kažkokie tai neveikiantis dalykai, kurių ar keičia ar panašiai. Tai va, tai kasmet didėja MMA, tai ką aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų profsąjungos labai daug laiko įdeda į šitą dalyką, kad tas minimumas padidėtų bent jau daugiau negu 100 eurų. Pavyzdžiui, kaip pavyzdys 2025 metais buvo 1038 eurai, o šiais metais jau yra 1153 eurai. Tai beveik 115 ar kažkiek tai ten, virš 100 eurų MMA padidėjo. Tai gal kažkam tai turtuoliam tai čia visiškai nėra pinigai, gal jie tiesiog pietauja, daugiau išnaudoja tų pinigų papietaut, bet mes kalbam dabar apie paprastus žmonės, tai būtent tie paprasti žmonės ir dirba pas kažkokius tai darbdavius, kurie iš tikrųjų gali būti itin turtingi. Tai va, tai šitoj vietoj socialinė partnerystė, jinai labai svarbi. Dabar iš kogi susideda ten visas tas reglamentavimas darbo kodekso. Tai ten, aišku, yra ne vienas skyrius, bet vienas iš tų yra, kasgi tokie yra socialiniai partneriai. Tai mes tada šiandien daugiau apie tai ir pakalbėsim. Tai aišku, pirmiausia, tai paminėsiu, kad vienas iš tų socialinių partnerių yra profesinė sąjunga. Tai profesinė sąjunga, aišku, jau apima, turi daugiau galių, jinai gali pasirašyti kolektyvinę sutartį įmonėje, bet jinai turi turėti, yra tokia sąlyga, jinai negali būti labai maža, bet jinai turi turėti 33%, tai, galima sakyti, trečdalį, tai gaunasi 33% visų įmonėje dirbančių darbuotojų. Tai tą skaičių eina ir personalas, ir visi tiesioginiai vadovai, išskyrus darbdavę. Tai gali būti darbdavys, tai gali būti ir yra direktorius, kuris priima ir atleidžia iš darbo. Nebent kažkurio didžiulėse įmonėse yra
darbdavio įgalioti asmenys, kurie irgi gali tai daryti, bet aišku, savaime aišku, kad jeigu yra įgaliotas asmuo, tai jis irgi negali būti profsąjungos narys. Tačiau visi kiti darbuotojai, jie gali būti ten ir cecho kažkoks tai meistras, ir viršininkas, ir ten departamento kažkoks tai vadovas, vis tiek jie gali būti profsąjungos nariais. Ir jie visi skaičiuojasi, jeigu žiūrėt pagal tą normą, kad pavyzdžiui 33% turi būti. Tai va čia atrodo, kad surinksim trečdalį, bet ne visada, dėl to, kad gali būti ir vadovų daug, ir tada vadovai, pavyzdžiui, darbuotojų, į profsąjungos pusę nenori, pavyzdžiui, atsistoti, ir jau tada gaunasi, kad čia reikia surinkti vos ne pusę darbuotojų, kad turėti 33%. Bet esmė kokia? Vis tiek, jeigu darbuotojai surinko profsąjungą 33%, jie jau gali dėrėtis dėl kolektyvinės sutarties. Tai tas labai svarbu, nes jau tada profsąjunga, aišku, jeigu jinai nėra geltona ir ją nesukūrė pats darbdavys. Aš apie tokius dalykus net nekalbėsiu, aš kalbu apie tikros profsąjungos, kurie susivienijo laisva valia, kurie nori ten kažkokių tai pagerinimų, galbūt ir dėl atlyginimo dėrėtis ir dėl visų kitų sąlygų. Tai šitoj vietoj aš turiu omenyje tikros profsąjungos, kurios atstovauja darbuotojus. Tai kiti galimi organai, tai čia yra, daleiskim, darbo tarybos. Tai darbo taryba iš tikrųjų čia irgi toks, jau, kaip sakyti, atstovavimo modelis, bet jisai jau, kada nėra profsąjungos, daleiskim, jeigu ir yra maža profsąjunga, vis tiek tada darbo taryba gali būti ir jinai turėtų būti, nes darbo taryba visus dokumentus derina ir panašiai, ten, vis tiek turi pasirašyti ten ir, kad pritarė ten, pavyzdžiui, darbo užmokesčio sistemą ir panašiai. Bet mes visi turim žinoti, kad visgi iš ko susideda darbo taryba. Tai čia kaip tradiciškai iš dokumentų ir teismų matom, kad ten visi, kurie darbo taryba yra ten nariai tos darbo tarybos, tai praktiškai visi darbdavio atstovai ten. Personalo, nors vadovė, kokia nors ten, nežinau, vadovas ten, viršininkas kažkokia tai galbūt cecho ar ten departamento. Tai čia yra tiesiog darbdavio sustatyti žmonės, kurie, jie dėl darbuotojų nesistengia, jie tiesiog daro tą, ką reikalinga darbdaviui, visus tos aktus, teisės aktus suderina. Jeigu jau vyksta dėrybų, ten ginčai visokie teismai, tai jau teismai žiūri darbo ginčų komisiją, kad tie aktai teisės būtų tiesiog atitiktų ten kažkokių tai standartų, galbūt normų. Ir jie turi būti pasirašytinai, kad darbo taryba ten su to sutiko, ten informavo galbūt tos darbuotojus ir panašiai. Tai tokia misija yra darbo tarybų. Tai mes turim suprasti, kad pasitikėti darbo tarybai, darbo taryboms, tikrai nėra, kaip sakyti, nėra tikslo arba nėra, negaliu sakyti noro, bet, realiai, tikrai interesai yra visiškai kitokie. Tai ir dar egzistuoja toks dar yra ir trečias dalykas, kaip darbuotojo patikėtinis. Tai aš pasakysiu iš savo praktikos, tikrai nesu susidūręs su šituo tokių dalykų, jisai teisėtas, bet aš taip numanau, kad toks darbuotojų patikėtinis galėtų būti labai jau mažosiose įmonėse, ten mažoji bendryje, kur, pavyzdžiui, dirba 3 žmonės, tai jau negali būti mažiau profsąjungos negu 3 žmonės. Tai jau kur 3 žmonės dirba, profsąjunga negali būti, dėl to, kad vienas iš tų 3 darbuotojų direktorius, kuris priima į darbą ir atleidžia, tai jisai jau negali, tai reiškia 2 profsąjungos neįsikurs, bet tokiuose įmonėse mažoje bendryje gali atsirasti ir darbuotojų patikėtinis. Aš taip įsivaizduoju, kad čia turėtų būti kažkoks tai galbūt teisininkas, galbūt kažkoks tai advokatas, arba išvis kažkoks tai žmogus, kuris tikrai supranta tą socialinę partnerystę ir turi teisę atstovauti tą darbuotoją. Tai būčiau susidūręs su tokiu dalyku, tai tikrai būčiau daugiau pakomentavęs, bet praktikoje tikrai nesu niekur, net ginčuose, kai dalyvauju, niekada nebuvo kokio nors atstovo, kad būtų darbuotojų patikėtinis. Tai toks reiškinys vis tiek egzistuoja.